Taigi, sakiausi su jumis, aš Gigi Panda ir man patinka pandos. Sveiki kolegos, buvau pagrobtas, pabėgau. Tad galiu vėl video daryti. Už ilgą laukimą noriu jūs apdovanoti. Šiuose koordinatėse užkasiu watermelon skonio druskytę 20 mg. Paskubėk ir prizas tavo. Tačiau turiu įspėti, kad šios koordinatės nuveda į Kauną. Už jūsų gyvybę neatsakau. Kalbant apie buvimą Kaune, ar kada nors esate pasijautę nemaloniai, kraupiai, šliaužiančiai, driekiai? Neblogas jausmas. Tad bandysiu atkurti šį pojūtį keliaudamas į kraupiausių lietuviškų vaizdo įrašų ledokšnį. Atrinkau jums 10 vaizdelių, kurie priverčia jūsų plaukelius šiurpuliuoti. Pagriebkit popkornus, savo mėgstamiausią beveragę, patogiai įsitaisykite ir nieko nelaukia, neriam. Stipriai pradedam šį sąrašą nuo pačio kraupiausio dalyko šiuolaikiniai visuomeniai – vaikų. 10 vietą skiriu vienam ypatingam individui – lavavaikiui. Iš pirmo žvilgsnio šis jaunuolis gali pasirodyti kaip nekaltas mažametis, kuris nusprendė pafilmuoti video su mamos telefonu. Tačiau, pažvelgus giliau ir pasidinus garsą, šio vaiko įkelti vaizdo įrašai, net ir mažamečių standartais, gali pasirodyti ganėtinai kraupus. Šiuo metu lavavaikių savo kanale turi 13 vaizdo įrašų ir peržiūrėjus bent vieną iš jų galime pastebėti, kad kažkas ne taip. Didžioji vaizdo įrašų daly matome vaiką, skleidžiantį žmogaus ausį nesuvokiamus garsus. Šiuose vaizdo įrašuose dėl iškraipyto vaizdo bei garso sunku suvokti lavavaikio motyvus, jeigu tai, ką matome, iš tikrųjų yra lavavaikis. Turiu teoriją. Tikiu, kad šis asmuo, kurį matome per visus vaizdo įrašus, kadaise buvo lavavaikis. Elaboruoju. Tyrinėdamas subjektą, aptikau tam tikrą koreliaciją tarp lavavaikio ir Half-Life zombių. Jei nežinojot, pusiaugyvenimo žaidime yra tokie galvakrabiai. Šios būtybės žaidime užšoka ant žmogaus galvos ir perima viso kūno kontrolę. Visą tą laiką auka vis tiek yra pusiau gyva ir jaučia visą jai suteikiamą skausmą, kurį išreiškia aimanu bei riksmais. Turbūt klausite, kaip tai susijęs su lavavaikiu? Nors ir nematome galvakrabio nei viename vaizdo įraše, lavavaikio skleidžiami garsai gali priminti tuos, kurie yra girdimi per Half-Life. Mano teorija yra ta, kad lavavaikio kūną per prievartą užvaldė nežinomas organizmas. Pirmame video šiame kanale Efektai, manau, kad būtybė naudojantis lavavaikiu bando išsiaiškinti, kaip veikia žmogaus kūnas, ką mato, ką girdi. Per visus video atrodo, jog būtybė bando išmokti žmonių kalbą, raštą, interakciją, judesius. Tačiau aš tikiu, kad kažkur giliai lavavaikis vis dar egzistuoja ir kovoja su šiuo parazitu. Paskutiniai 2 vaizdo įrašai tarsi bando įspėti mus žiūrovus apie šią būtybę. Tikiu, kad zombis kalba su policija vaizdo įraše, lavavaikis bando prisiskambinti policijai ir prašyti pagalbos. Tačiau parazitas jam trukdo normaliai išaiškinti situaciją. Paskutinėme vaizdo įraše lavavaikis bando įspėti apie būtybės ir kaip jas užmušti. Lieka daug neatsakytų klausimų. Kas tas kitas asmuo lavavaikio vaizdo įrašuose? Dar viena auka? Ar nieko nenutokiantis brolis? Kokia yra TNT video remix vaizdo įrašo prasme? Kur dingo lavavaikis? Kad ir kur jis bebūtų, tikiuosi jisai sugebėjo veikti šią būtybę ir yra saugus. Karas ir mirtis Amerikai. 9 vietoje turime video, kuris priklauso visiems labai gerai pažįstamam asmeniui. Pristatau jums unikalų, gražų, skaniai mėgstantį pavalgyti maisto kritiką bei maestro baltą lietuvį. Šis Lietuvos paveldas džiugina visus pasaulio žmonės savo kvatoti virešinčiais anekdotais, Pimpalas kaktoj. informatyviom maisto peržiūrom bei šokti veržiančiom dainuškom. Balto lietuvo kanalas pasižymi visokiausią įvairovę, tačiau kanale galime rasti vieną video, kuris ganėtinai skiriasi nuo visų kitų Konstantino įkeltų vaizdo įrašų. Pasižiūrėkime. Sveiki visi! Ir vėl šiandiengi naujas videokas, pagaliau išaušo tą... Neišlavintai akiai ir žinių trūkstančiam protui šitas video gali pasirodyti itin paprastai. Tačiau atsižvelgus Konstantino prieš tai ir po to kurtą turinį, šitame video galime pajusti šiek tiek neramią atmosferą.
Vaizdiniame įraše baltalietuvis atskleidžia faktus apie save, pasako savo tikrai vardą, amžių, gyvenamąją vietovę, pomėgius ir taip toliau. Kostas taip pat užsimena apie savo vaikystę. Gavau kompą, kai man buvo 12 metų. Tada pradėjau žaisti Counter-Strike. Tai, va čia tai geras buvo. Tiek, va, apie tą vaikystę. Pasakojant apie ją, baltalietuvio veide matomas džiugesys, nostalgijos kupina laimė. Tačiau baigus pasakoti, baltalietuvis grįžta į dabartį, realybę. Vaizdiniame įraše baltalietuvis taip pat užsiėmė apie LRT, o konkrečiau apie tam tikrą laidą - Nacionalinė paieškų tarnyba, ir ją labai rekomenduoja. Ką aš manau apie LRT kanalą, nuomonės žmonės klausia. Šiaip tai maladėts kanalas. Yra viena gera laida. Nacionalinė paieškų tarnyba, va čia tai gera laida iš tiesų. Prie šitos informacijos sugrįšime vėliau. Pradėjus įsižiūrėti į detalės, vis labiau darosi nejauku. Jo balsas dreba, tarsi jis būtų išsigandęs, lyg pasakotų apie save ne savo norų. Mano talentas yra redepuot ir valgyti. Va čia tai talentai daug. Kai Konstantinas atrodo nebeįstengia daugiau apie save prisiminti faktų, video pakrypsta netikėta linkme. Staiga iš už kameros jisai pasiema žalią šašlyką ir pradeda jį valgyti. Susidaro įspūdis, jog baltalietuvis ne savo norų būtų priverstas filmuoti šitą video. Jo šašlyko valgymas atrodo kaip bandymas vėl gauti populiarumo iš seniau daryto žalio šašlyko valgymo video. O teorija yra ta, jog Konstantiną kažkas privertė nufilmuoti šitą video. Keliose vietose galime pamatyti, kaip baltalietuvis sufokusavęs savo žvilgsnį į konkretų tašką už kameros. Taip. Nu ką, apie faktus gana. Dabar pradėsim prie įdomiausios dalies. Taip. Galimai, tai asmuo, kuris jį verčia visą tai daryti. Visose baltalietuvio vaizdiniuose įrašai iki šiol matome, jog jį visada kažkas filmuodavo. Ta Konstantinas atrodavo nesutrikęs, visai laimingas. Ar gali būti, kad tas pats asmuo, kuris filmuodavo Konstantino veiklą, atsigręžė prieš jį patį ir nusprendė baltalietuvį versti daryti dalykus siekiant didesnio populiarumo. Taip pat atrodo, lyg baltalietuvis būtų per prievartą laikomas jam nežinomoje vietovėje, atskirtas nuo artimųjų ir kitų pažįstamųjų. Mano nuomonė, baltalietuvio užsiminimas apie nacionalinę paieškų tarnybą parodo, jog jisai pats bando surasti savo artimuosius, nuo kurių jisai buvo atskirtas. Po šio video kitose baltalietuvio įkelimuose jisai atrodo laimingesnis, nors karts nuo karto galime aptikti Kosto šiaip bei tokį sutrikimą, pasimetimą. Nežinia, ar iki dabar baltalietuvis yra kažkieno verčiamas daryti šios video. Gal po tiek laiko jisai gavo Stokholmo sindromą. Tad kreipiuosi baltalietuvį. Jei tu saugus, įkelti video ir jame pasakyti, manęs niekas nelaiko įkaitu. Aš saugus ir man viskas gerai. Nėra jokios priežasties dėl manęs jaudintis. Baltalietuviui įkėlus šitą video, tik tada žinosime, kad mūsų Konstantinas yra išties saugus. 8 vietą užima video, kurį radau tyrinėdamas kanalą, kuris archyvuoja visus Lietuvos psichopatų vaizdinius klipus. Undergroundinime knygyne galime rasti įvairiausių išslėpto lobio, moterų, Sigma vyrų, LDK vyrų, klaipėdiečių. O čia Rimo šou. Gali būti. Šiame kanale rasite visai šeimai priimtinus ir labai linksmus vaizdinius įrašus, tačiau nukeliavus į undergroundinio knygyno gilumą galime atrasti tai, kas daugumai sukeltų šiurpą. Taigi, 8 vietoje turime šitą video. Wu-Tang Tangues. Geriau pažiūrėjus galima iššifruoti pavadinimą į Wu-Tang klano vynogės. Taigi, apie ką šitas video? Šiame klipe matome standartinio lietuviško hairline individą, sėdinti vonėje ir grėsmingai valgantį vynuoges. Turbūt didžiausias šio video nervumo faktorius tai girdima muzika, kurioje skelbiama, kad ne visiems lemta išgyventi. Šis nestandartiškai kraupus video pažadino mane smalsumą, kuris vertė mane išsiaiškinti, kas čia per žmogus, kokie jo motyvai, kokiu atstumu jis gyvena nuo manęs. Taigi iš pradžių bandžiau savarankiškai išsiaiškinti, koks šio individo vardas. Įkelto vaizdo įrašo deskripcijoje nėra jokių duomenų. Komentaruose galime aptikti, kad mūsų ieškomas asmuo gali būti vardu Kristis arba Wu. Tai buvo nebloga pradžia, tačiau po literaliai kokių 5 minučių tiesiog pasidaviau ir kreipiausi pagalbos į raketinį pečių. Tenai garbingas Lietuvos visuomenės pilietis atėjo į pagalbą ir suteikė man šitą linką. Bingo. Pasirodo, undergroundinio knygyno vaizdo įrašo pavadinime Wu-Tangas buvo jo vardas, o ne šiaip kokia dank mėmė. Aš nesu labai geras
lietuviškų mėmiškų žmonių specialistas, tad atsiprašau tų, kurie jau nuo pradžių žinojo bent kažkiek apie šį unikalų individą. Patyrinėjusio Facebook galime rasti ganėtinai standartiškus postus. Matome, kaip Wutangas dirba, valgo bei gamina. Visi vaizdo įrašai ganėtinai normalūs. Tai kodėl būtent šitas video toks šiurpus? Galėtume teikti, jog Wutangas tiesiog mėgaujasi popietę, mirkdamas vonėje ir skanaudamas vynogės. Bet kodėl tiek daug? Kodėl dainoje sakomi žodžiai tarsi praneša, jog ne visi išgyvens? Ką neišgyvens? Ar Wutangas kažką nori pranešti mums? Nesu psichologijos specialistas, bet jo žvilgsnis primena žmogų, kuris kažką žinotų, slėptų, turėtų blogų ketinimų. Tikiu, kad tarp žiūrovų turime aukšto išsilavinimą Sigma patinų, kurie galėtų išanalizuoti jo manieras. Taigi, jei nesunku, pasidalinkite savo teorijom komentaruose. Oh, Rick. Oh, Hans. I am getting weak. 7 vietos video istorija prasideda nuo populiaraus Lietuvos League of Legends turnyro paskutiniosios organizavimo savaitės. Riot darbuotojas Laimon Bill nusprendė surengti Lietuvoje League of Legends turnyrą pavadinimu Biliauskų taurė, kurio prizinis fondas buvo 500 000 €. Savaitę iki turnyro pradžios Laimon Kush Discord platformoje paskelbė įrašą, kuriame buvo kviečiami žmonės kurti ironiškas reklamas, kurios bus rodomos turnyro transliacijos metu. Per savaitę buvo atsiųsta daug unikalių reklamų, tačiau viena iš jų šokiravo tiek turnyro organizatorius, tiek Biliauskų taurės žiūrovus. 来自大自然的帮助，酷神草药通电放松。 Iki dabar Kush specialistams sunku išsiaiškinti, kas konkrečiai šitame video yra reklamuojama, tačiau pasitelkus kelių sąmokslo teoretikų pagalba yra daugmaž žinoma šio video idėja. Nuo pat reklamos pradžios mums, žemės gyventojams, yra siūloma pagalba ir ne bet kokia, o iš pačios gamtos. Kyla klausimas, kas mums siūlo šią pagalbą? Matome, kad produkto pavadinimas yra Kush Herbal. Kaip žinome, Kush reiškia velnio salotą. Kitos reklamos sekcijoje žiūrovui yra siūloma nurimti, atsipalaiduoti. Ar jau pradedate surišt galus? Paskutinė vaizdo įrašo daly reklamuojama slinki labos nakties, kol fone matome, kaip ateiviai puola kažkokį miestą. Taigi, tiek mano, tiek ekspertų hipotezė yra ta, jog ši reklama yra ateivių arba jų pranešėjo žinutė mums. Nuo pat video pradžios žiūrovui yra siūloma pagalba, išvengti didelių problemų. Suvartojus produktą, kurio sudėtyje yra toji minėtoji Kush substancija, pagal labos nakties linkėjimą galime teigti, jog asmuo patenka į amžinąją miego būseną, kol nežinoma ateivių rūšis perima žemės valdžią. Galime suprasti, kad žmonijai nėra vilties apsiginti. Tad yra siūloma šis lengvas pasidavimo būdas. Šio video tikslas yra ginčiamas. Vieni mano, jog tai yra žmonių įspėjimas, kas mūsų laukia ateityje. Kiti mano, kad tai iš tikrųjų žmonės siekianti apgauti reklama, kuri yra sukurta ateivių arba jiems paklūstančių žmonių. Treti tiki, jog tai gali būti kaip pasiūlymas, valdžios patarimas, ką daryti. Siekiant atsakyti šį klausimą, pasamdžiau kelis detektyvus iš Deep Webo, kurių tikslas buvo atsekti šio vaizdo įrašo kūrėją. Po 2 metų informacijos rinkimo štai ką galiu pasidalinti. Pagal turimą objekto nuotrauką galime teigti, kad tai yra galimai šios planetos gyventojas. Pagal ilgus plaukus galėtume spręsti, jog tai yra moteriškos lyties humanoidinė būtybė, kurios vardas yra Andras Ramas. Gaila, nematome veido. Taip pat turiu informacijos, jog šis nežinomas asmuo gyvena Garliavos regione. Konkrečios gyvenamosios koordinacijos iki dabar nėra žinomos. Pagal agentų surinktą informaciją sekamas objektas labiausiai suaktyvėja tamsiosios paros metu. Nėra pilnai patvirtinta, bet manoma, kad jisai su savimi visada nešiojasi kirvį ir visokiausius kitokius klausimą keliančius įrankius. Iki šiol neužfiksuota, kokiais tikslais Andras Ramas naudoja savo arsenalą 3 nakties. Asmeniškai, toksai nestandartinis Andro Ramo elgesys nagrinėtą reklamą padaro dar labiau keistesnę ir sukelia dar daugiau klausimų. Taigi, Kasgi tas paslaptingasis Andras Ramas. Ar tai paprastas žmogus, kuris kuria nestandartinį meną? Ar tai yra Garliavoje gyvenantis psichopatas žynys, o gal ateivis? Kreipiuosi visas prarastąsias sielas, kurioms gyvenimas kartesnis, nes gyvena Garliavoje. Siūlau savanoriauti tyrinėjant Andro Ramo veiklą. Jūsų pagalbos dėka galime pilnai išsiaiškinti šią sąmokslo teoriją. Už jūsų gyvybę neatsakau. Hello! Sveikas, Krepė. Aš Jeigu nenorite gyvenimą keičiančių problemų, patariu nelaukiant išjungti šį video, nes 5 vietos medžiaga gali sukelti tiek man, tiek jums didelių nemalonumų. Mano turima informacija yra labai slaptinta ir ją dalinuosi, nes manau, kad kiekvienas privalo žinoti tiesą.
5 vietoje turime vaizdinį įrašą, kuris priklauso slaptai lietuvių kompanijai, kuri buvo įkurta 1990 kovo 12. Kompanijos pavadinimas ASA. Aptikti, sulaikyti, apsaugoti. Jos tikslas nuo visuomenės slėpti ir apsaugoti visokiausias lietuviškas anomalijas ir pagaliau po ilgo laiko sugebėjo atkasti informaciją apie laikomą ASA anomaliją. Objektas ASA 0119. Objekto klasė. Specialiusios sulaikymo procedūros. Objektas ASA 0119 turi būti laikomas 10x10x5 metrų uždaroje patalpoje pastatytoje iš fanieros. Objektui turi būti sudaryta iliuzija, jog jisai gyvena paprastuose namuose. ASA 0119 privalo turėti prieigą prie kompiuterinės įrangos ir interneto. Aplink patalpą, kurioje laikomas ASA 0119, ne mažiau kaip 100 km spinduliu, negali būti nė vienos gyvenamosios vietovės. Aprašymas. ASA 0119 yra metų centimetrų ūgio 50 kg sveriantis humanoidinis vyriškos lyties padaras. ASA 0119 taip pat pasižymi plačia burna, plonom rankom ir miška kalbėsena. ASA 0119 didžiąją dienos dalį praleidžia naudodamasi socialiniais tinklais. Pagal personalo tyrimus manoma, jog ASA 0119 tikslas yra save ir internetą, kad kuo daugiau žmonių pamatytų jo veidą arba jį išgirstų. Asmenys pamatę ASA 0119 veidą arba išgirdę jo balsą po 3 dienų dingsta be žinios. Bandant izoliuoti ASA 0119 nuo standartinės gyvenamosios aplinkos, interneto ir kompiuterinės įrangos, objektas pradeda skleisti 120 decibelų iki decibelų garsus, kurie duomenys ištrinti. ASA 0119 yra prižiūrima specialioje izoliacijoje. Objektui yra suteikta visai jam reikiama kompiuterinė įranga bei prieiga prie ASA personalo prižiūrimo interneto iliuzijos. Pagal daktaro Galvos nurodymus personalas prižiūrintis ASA 0119 veiklą privalo dėvėti specialią įrangą, kuri blokuoja objekto skleidžiamą garsą ir jo veidą. ASA 0119 yra civilių gyvybei grėsmę kelianti būtybė, todėl užtikrinti objekto saugiausią izoliavimą yra didžiausias prioritetas. Įsibrovusiai ASA duomenų bazė sugebėjo atrasti ir šį ASA 0119 tyrimo vaizdinę medžiagą. Objekto veidas bei jos skleidžiamas garsas yra suredaguoti, siekiant užtikrinti žiūrovų saugumą. Sometimes I feel hate when people are here. Sometimes we doesn't understand me. I think it never be like people. Pirmame eksperimente matome, kaip objektas kalba į kamerą. Dėl suredaguoto garso sunku suprasti ASA 0119 norimą pasakyti žinutę. Manau, kad šis video įrašas buvo bandomas įkelti į YouTube, siekiant adresuoti kažkokią dramą tarp ASA 0119 ir nežinomo moteriškos lyties objekto. I know it would be a damn kill for me, but we have to make that thing, and today we will do that. Antrame eksperimente matome, kaip pats ASA 0119 gamina kažkokį produktą. Mišiniui pagaminti naudojami ingredientai nėra žinomi. Matome, kaip ASA 0119 galimai vandens užpildytą stiklainį kaitina ir tada jį papildo nežinoma ruda substancija. Turiu teoriją, kad ASA 0119 tikslas buvo padaryti kažkokį eksperimentą ir jo pasidalinti per YouTube platformą, taip bandant suviliuoti daugiau žiūrovų. Pačio pagaminto produkto naudojimo tikslas nėra žinomas.
Trečiajame eksperimente matome, kaip objektas į nežinomos substancijos pripildo taurę, įpila kažkokį skystį ir jį išgeria. Manau, kad taurė yra pilna to pačio produkto, kurį matėme praeitame eksperimente. Manome, kad šitai buvo filmuojama ne pačio objekto, o ASA kompanijos, kuri bandė užfiksuoti ASA 0119 rutiną. Paskutinėme eksperimente matome, kaip objektas nežinomais tikslais daro žmogui nesuvokiamus dalykus. Tikiu, kad šitas video irgi yra užfiksuotas slaptųjų ASA kompanijos kamerų. Manau, jog tokie objekto veiksmai yra dažnai pasireiškintis dalykas jo rutinoje. Dalinuosi šio vaizdo įrašo norėdamas parodyti jums, jog tarp mūsų egzistuoja kompanijos ir visokios kitos anomalijos, kurios yra slepiamos nuo civilių siekiant nesukelti panikos. Aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų privalo žinoti tiesą. Ir jeigu šis video lems mano netikėtą dingimą, žinokite, kad aš su tuo susitaikęs. Beprotis? Be abejo, aš esu 100% beprotis. Trečioje vietoje turime ne tik vieną video, kuris kelia nerimą, bet visą individą, kurio vaizdo įrašai vieni už kitus pranašesni savo keistumu. Šios asmenybės atradimas prasideda nuo minėtojo undergroundinio knygyno. Daršant šį ledokšnevą pačios kupinų video įrašų sandėlį užtikau žmogų, kuris tikrai buvo man seniau girdėtas bei matytas. Pristatau jums Geraldą Judeikį. Šis asmuo yra ganėtinai įdomus ir, sakyčiau, tikrai keliantis nerimą. Savo vaizdiniuose įrašuose jisai pristato save kaip dievą. Sveiki, aš esu dievas. Geraldo kūryboje visada jaučiamas nesuprantamas kraupumas, kylantis tiek iš jo vaizdo įrašų prastos kokybės, tiek iš jo kalbėjimo bei veiksmų. Iš vaizdinių įrašų galime suvokti, jog Geraldui visai patinka deginti dalykus. Kalbėti apie politiką bei moteris. Jos nežino, kas jos yra iš tikrųjų. Kyla ganėtinai daug klausimų žiūrint šio individo vaizdinius įrašus, tačiau manau, kad yra vienas Geraldo video, kuris išaiškina ganėtinai daug dalykų. Undergroundiniam knygyne yra video pavadinimu Geraldas Judeikis. Kuo skiriasi ateiviai nuo mūsų? Klausimas jums visiems. Kodėl ateiviai yra geriečiai, o mes blogiečiai? Kuo skiriasi ateiviai nuo mūsų? Kodėl mes žudome ateivius, o ateiviai mūsų nežudo, mus myli? Šioje medžiagoje Geraldas lygina žmogų su ateiviu. Teigia, jog homo sapiens agresija kyla iš mūsų ego, kuris buvo gautas, kai nuo vaikystės buvom paskiepyti. Ateiviai neturi ego, o mes turime, nes mus skiepijo nuo gimimo, nuodijo nuo gimimo, mokė būti protingais nuo gimimo. Dėl vakcinų mes pradėjome užmiršti, tapome lengviau valdomi. Darė viską, kad užmirštumėme save, tikruosius. Ne vienas ateivis gyvenime manęs nėra nuskriaudęs arba tavęs. Faktas. Geraldas išliejo savo pyktį sakydamas, jog ateiviai yra geri žmonėms ir nieko blogo mums nedaro. Tuo tarpu mes juos puolame, žudome. Ir pagaliau, po šio Geraldo pasisakymo, man toptelėjo, jog Geraldas Judeikis yra ne iš šios planetos. Jis iš tikrųjų yra tas minėtasis ateivis. Jo situacija, sakyčiau, panaši kaip lavavaikio. Tik šiuo atveju Geraldo nieks nevaldo. Žiūrint jo vaizdo įrašus, iš jo kalbos bei judesių susidaro įspūdis, jog jisai bando išsiaiškinti, kaip naudoti šią žmogaus replikos maskuotę. Jisai teigia, jog žmonėje yra priverstinai valoma atmintis.
Kokia atmintis? Ar mes seniau pažinojome šios ateivius? Buvome taikoje, kad aukštosioms žmonijos jėgoms tai nepatiko. Iš kitų Geraldo vaizdo įrašų atrodo, jog jisai bando susipažinti su mūsų planetos fizika, visuomenės tvarka, moterim. Jisai laiko save dievu, nes jo sugebėjimai prilygsta prie to, kurį mes laikytume dievu. Kyla klausimas, kokie yra Geraldo Judeikio ketinimai. Kol kas atrodo, kad žmonijai negrėsia totalus išnykimas ar vergovė. Iš Geraldo vaizdo įrašo atrodo, jog jam labiau rūpi išsiaiškinti, kaip mes veikiame, užtikrinti gerus santykius tarp žmonijos ir ateivių, bei parodyti jo žiūrovams, žemės gyventojams, mūsų valdžios melagystės, suteikti mums nušvietimą, kad suvoktume tiesą. Dėl Geraldo neapriepiamų žinių, manau, kad jis yra pavojoje. Tad, kad užtikrintume jo bei žmonijos saugumą, yra svarbu mums pirmiems aptikti šį asmenį ir užtikrinti jo izoliavimą. Tad rengiu akciją pavadinimu Dievo meilė. Raketinio pečiaus dėka gavau informacijos susijusios su Geraldu. Aš esu Dievas. Susipažinčiau su beprotė mergina, moterim, seksui, meiliai, draugystei, gyvenimui kartu, vienkiemie prie miško bei upės. Iš šios informacijos yra žinoma apytiksli Geraldo Judeikio gyvenamoji vietovė. Tad kviečiu visus atvažiuoti į Šilutės regioną ir bendrom jėgom ieškoti Geraldo ir apsaugoti jį nuo aukštesniojo luomo korporacijų. Būtina užtikrinti Geraldui, jog mūsų ketinimai yra pozityvūs. Nevalia mums išprovokuoti jo rūstybę, nes nežinia, ar žmonija sugebėtų ją išgyventi. Kalbant apie ateivius, antroje vietoje turime video, kurį ir vėl aptikau undergroundinio knygyno Rusijoje. Šis vaizdinis įrašas, sakyčiau, yra sunkiau paaiškinamas. Žvilgtelėkite. Labadiena, labadiena, labadiena. Joti pabėgiojome ir sugalvojome pavalgyti, pavalgėme ir sugalvojome pabėgioti, pabėgiojome ir sugalvojome pagulėti, pagulėjome ir sugalvojome pavalgyti, pavalgėme ir Taigi šiame video matome tėvį embrioną, kuris pasak autoriaus pasakoja apie bėgiojimą, valgymą ir galvojimą apie bėgiojimą. Pirmą kartą žiūrėdama šitą video neturėjau nemenkiausio supratimo, kas yra norima pavaizduoti, tad norėjau išsiaiškinti, kas yra šio ganėtinai krūpaus turinio autorius. Undergroundinio knygyno vaizdinio įrašo deskripcijoje randame linką į kanalą, kuriame buvo sukurtas šis dalykas. Susipažinkite su Fiokla Vilma Kiure, moteris. Jos kanale pilna visokiausios kūrybos, tačiau pažvelgus į jos pirmosius vaizdinius įrašus randame kūrinius su tą pačią tematiką – ateiviai. Matome, kaip ateivis siunčia laišką prezidentui. Prezidentė Malko. Malkomis jums Excel. Ateivis ir eglutė. Labas draugai, visus norėjau pasveikinti su Kalėdom. Pamestinukas, ateivių dokumentika, Panevėžys. Žiūrint šios vaizdinius įrašus vis tiek nieko nesupratau, tad nusprendžiau nueiti į pirmajame vaizdų įraše reklamuojamą svetainę. Deja, ji nebeegzistuoja. Tad nusprendžiau paguglinti autorės vardą. Tai padarius gauname šiek tiek informacijos. Keli 15 min ir žmonės postai, iš kurių galime nuspręsti, kad Fiokla Vilma Kiure yra menininkė. Taip pat pavyko sužinoti, kad jinai turi savo kompaniją pavadinimu Žiemos žodžiai, apie kurią yra mažai informacijos. Pagal tai, ką radau, susidaro įspūdis, kad tai tiesiog lietuvių menininkė, kurianti nestandartinį turinį. Ilgai buvo mano tokia konkluzija, tačiau neseniai sugebėjau kažką išvelgti. Ką pamanytumėte, jei pasakyčiau, kad Fiokla Vilmos Kiurės kūryba yra konkrečiai susijusi su anksčiau minėtų Geraldu Judeikiu? Išklausykite. Fioklos vaizdiniuose įrašuose apie ateivius sakoma informacija yra tokia pati, kokia skelbia pats Geraldas. Alieno laiškas prezidentui video, ateivis nori papasakoti apie žmonių piktybės, apie žmogžudystę. Aš rašau šitą garsų laišką apie užsakytą žmogžudystę. Kai mane nužudė pikti žmonės ir nuodingos malkos. Kai mane nužudė pikti žmonės. Sakoma, žinutė yra ta pati, kokią skelbė Geraldas Judeikis. Apie tai, kaip žmonės žudo ateivius. Vaizdo įraše taip pat užsiminama apie ateivių žudimo metodus. Kalbame apie užnuodimą, malkas. Manau, konkrečiai yra sakoma, jog žmonija atsikratė šiais ateivius, užnuodindami orą CO2 emisijom. Kitame Fioklos vaizdo įraše Alien Documentation matome užfiksuotus ateivių įrankius, užkasus ateivius, maistą, poeziją, X-ray ir taip toliau. Vaizdo įrašo pabaigoje yra rodomas senas piešinys, kuriame vaizduojama į ateivių panaši būtybė, apaštalo, Dievo ar Jėzaus drabužiuose.
Esu užtikrintas, kad tai yra autorės bandymas pranešti apie šios ateivius, kad jie išties egzistavo, kas jiems buvo daroma. Matomas ateivių piešinys parodo, kad jie buvo garbinami, kad jie padėjo žmonijai ir kad galbūt mes esame tikrieji ateiviai. Don't do the don't. Žinutė tarsi perspėja apie dalykus, ko nevalia mums daryti. Ar gali būti, kad Fiokla tai žmogus, kuris nepamiršo, kuris gavo informacijos apie šios ateivius, kuris konkrečiai žino apie Geraldą Judeikį, o gal tai dar vienas besimaskuojantis ateivis, kuriam pavyko išvengti žmonijos rūstybės. Galimas dalykas, kad šių ateivių yra išlikę daugiau negu manome. Mums lieka tik spekuliuoti, koks šių būtybių planas. Ar jie sugebėjo atleisti žmonėms ir prisitaikė prie mūsų gyvenimo ir buvimo amžinoj maskuotei, ar jie ruošės kažkam žiauraus, atkeršyti mums už žmonijos nuodėmes. Manau, tik laikas atsakys į šį klausimą. Taigi, prieėjome prie pačio kraupiausio video visoje lietuviškoje YouTube platformoje. Buvo ilga kelionė. Ištyrinėjome galvakrabio tipo parazito valdomą žmogų, prieš savo valią darantį video asmenį, galimai kraupių ketinimų turintį individą, garliavoje gyvenantį žynį psichopatą, skrepi, ASA korporacijos konfidencialią informaciją, kraupias paslaptis slepiantis asmenį ir ateivius. Ačiū visiems, kurie nepabijo peržiūrėti šį kraupų sąrašą. Taigi, pirma vieta atitenka